Kokiegi išmanūs namai be išmanaus televizoriaus? Pastarieji nuo šiol būna ir permatomi, ir sulankstomi, ir veikiantis be laidų baterijų pagalba, ir kabinami ant sienos, kad apsimestų paveikslais, ir pasisukantis į jūs, kad geriau matytumėte, ir dar visokie kitokie. Tačiau visus naujausius televizorius vienyje 3 esminiai dalykai. Gebėjimas rodyti dar spalvingesnius, ryškesnius ir įspūdingesnius vaizdus. Mokėjimas atkurti erdvinį garsą, prilygstantį kino teatrui ar koncerto saliai, bei sumanus dirbtinis intelektas, parinksantis ir rekomenduosantis jums patinkantį turinį, kad daugiau laiko žiūrėtumėte mėgiamas laidas ir filmus, o ne jų ieškotumėte. Džiugi žinia ir mėgstantiems kalbėti su televizoriumi. Nuo šiol jis gali atsakyti į klausimus, pritarti jūsų šūksmingiems komentarams žiūrint futbolą, papasakoti juokelį ir, žinoma, valdyti kitus namų daiktus ir įrenginius. Tad neatsitraukdami nuo ekrano galėsite robotui paliepti nušienauti pievą, šaldytuvui užsakyti pieno, o lempai pakeisti apšvietimą. Metų išmaniuoju televizoriumi pretenduoja tapti OLED LG, OLED Sony, OLED LG. Tai metų televizoriumi tapo OLED LG. Nugalėtojų tapo OLED LG. Pažangus vaizdas ir funkcionalumas su 6 kartos A9 procesoriumi su dirbtiniu intelektu. Ryškus ir sodrus vaizdas su Brightness Booster Max technologija.